We will start from verse 11 and we go from 11 all the way to 32. It's a very famous story, the story of the lost son. Ir mes pradėsime skaityti nuo 11 eilutės iki 32. Ir šita istorija yra apie prarastąjį sūnų. And I will ask the pastor to read. I will not read in English. The pastor will read in Lithuanian and you follow in your Bible. Ir aš paprašysiu, kad pastorius perskaitytų, o jūs sekite savo Biblijoje šitą istoriją. Dear everyone, if you did not find, say, wait. Jeigu jūs dar nesuradot šitos vietos, Luko Evangelijos 15 skyriaus, pakelkit ranką ir pasakykit, lūktelėkit. Ar visi esate susiradę? If you found, say amen. Jeigu jūs jau surado šitą vietą, pasakykit amen. Amen. I was afraid that you have not found. Okay, let's start. Verse 11 all the way to 32. Taigi pradėkime nuo 11 eilutės iki 32. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime ir linksminkimės, juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymų neperžengiau, o tu man nei karto neįsidavęs nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo, bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. This story tells us about a son who wanted his part of the inheritance now. Istorija mums kalba apie sūnų, kuris nori palikimo dalies dabar. And I want you to understand this. Aš noriu, kad jūs suprastumėte tai. Behind this, there is something very important, very strong. Už viso šito yra labai kažkas tai svarbaus, labai tokio stipraus. Because the inheritance or the property of the family is divided or distributed among the brothers after the father dies. Nes tas palikimas, šeimos turtas, turėjo būti padalintas tarp sūnų po tėvo mirties. When the son comes to the father and says, I want my part now, kada sūnus atėjo pas tėvą ir pasakė, man reikia šitos dalies dabar, he is saying, jis iš tikrųjų sako, I want you to die. Aš noriu, kad tu mirtum. Do you understand? He wanted his father to die.
Ar jūs suprantate, jis nori, kad jo tėvas mirtų? Because he wanted his part of the property. Nes jis nori dalies savo, tos dalies to palikimo. Do you understand how strong this is for a father to listen from the son this? Ar jūs suprantate, kaip tai yra skaudu girdėti tėvui iš savo sūnaus tokius žodžius? Did you ever hurt your father? Ar jūs esate kada nors įžeidę savo tėvą? Have you ever done anything that made your father suffer? Ar jūs esate kažką padarę, kas priverstų jūsų tėvą kentėti? This son was telling his father, you are living too long. I want you to die because I want my part of the money. Tas sūnus pasako savo tėvui, tu gyveni per ilgai, aš norėčiau, kad tu mirtum, nes man reikia tos palikimo dalies. Would you like to have a son like that? Ar jūs norėtumėte turėti tokį sūnų? It's not a good son, is it? Tai nėra geras sūnus, ar ne? But the father agrees with that and he says, okay, my son, I will give you the part for you. Bet tėvas sutinka su tuo ir sako, gerai sūnau, aš tau duosiu dalį. We're talking about a boy who grew up in a family where everything was normal, it was good. Mes kalbame apie berniuką, kuris užaugo šeimoje, kur viskas buvo normalu, kur viskas buvo gerai. He had everything. Jis turėjo viską. His father seems to be a good man. Jo tėvas atrodo buvo geras žmogus. His father probably loved him. His father loved him. Jo tėvas mylėjo jį. But he takes the money and he goes away. And the Bible says he went far, far away. Bet jis pasėmė pinigus ir jis iškeliavo. Ir Biblija mums sako apie tai, kad jis iškeliavo toli. Toli iškeliavo. And then the Bible says he spent all the money. Ir Biblija toliau kalba ir sako, kad jis išleido visus pinigus. How do you think he spent the money? Kaip jums atrodo, kaip jis išleido tuos pinigus? Do you think he spent the money doing investment in the banks? Ar jūs galvojate, kad jis išleido pinigus investuodamas savo turtą į bankus? Do you think he spent the money helping other people? Ar jūs galvojate, kad jis išleido tuos pinigus padėdamas kitiems žmonėms? No. Ne. The text says that the way he spent the money, it was in parties. Tekstas mums kalba apie tai, kad kaip jis išleido pinigus, tai buvo vakarėliai. Once I saw the interview with a Brazilian man. Kartą aš mačiau tokį interviu su vienu brazilu. He had found one of the biggest precious stones ever in Brazil. It was a very big, like some sort of like, it looked like a diamond. It was not really a diamond, but it was something big and very expensive. Ir tas žmogus Brazilijoje rado tokį labai brangų, kažkas tai panašaus į deimantą, bet ne deimantas, bet toks didelis ir labai brangus akmuo. He became extremely rich in one day. Ir jis tapo labai turtingas per vieną dieną. So because he found that stone. Nes jis rado šitą akmenį. 2 years later, roughly, they found him back, very poor. Po 2 metų jie atrado, kad tą žmogų labai vargšą, labai neturtingą. He was now poorer than he was before he found the stone. Ir dabar jis buvo didesnis vargšas negu iki tol, kol jis rado šitą akmenį. And then the journalist asked him, what happened to you? What did you do with all the money? Ir tada žurnalistas paklausė jo, kas atsitiko su tavimi, ką tu padarei su visais tais pinigais? And he said, Ir jis pasakė, parties and prostitutes. vakarėliai ir prostitutės. He spent everything. Ir jis išleido viską. The story of the lost son says that he lost everything. Istorija apie prarastąjį sūnų mums sako, kad jis prarado viską. And he went so low, the situation was so bad, Ir jis nugrimzdo taip žemai ir situacija buvo tokia prasta, that he was living with the pigs. kad jis gyveno kartu su kiaulėmis. He was willing to eat the food of the pigs. Jis buvo pasiruošęs valgyti maistą, kurį valgė, ėdė kiaulės. And then he finally realized, he understood his mistakes. Ir galiausiai jisai suvokė, suprato savo klaidą. And he decides to come back. Ir jis nusprendė grįžti atgal. But he says, I will not ask my father to take me as his son anymore because I do not deserve, and what I did was horrible. Ir jis sakė, kad aš neprašysiu tėvo, kad jis mane priimtų kaip sūnų, nes tai, ką aš padariau, I would just ask him to take me as his work. I want him to just
to have me there to work for him. Aš prašysiu, kad jis mane priimtų tik tais kaip darbininką, kad jis leistų man dirbti jam. And the Bible says when he is coming, his father sees him from far away. Ir Biblija mums sako, kad kai jis sugrįžo, tėvas jį pamatė iš labai toli. And do you know why the father sees him from far away? Ir jūs žinot, kodėl tėvas jį pamatė iš toli? Because every day the father was going there to that place, trying to see if the son was coming back. Nes kiekvieną dieną tėvas išeidavo į šitą vietą ir žiūrėdavo, laukdavo sūnaus, bandydavo jį pamatyti, ar jis negrįžta. The father was waiting for him all the time. Tėvas laukė sūnaus visą laiką. The father was praying for him. Tėvas meldėsi už jį. The father was crying for him. Tėvas verkė dėl jo. And since I got our daughter, I started to understand what does it mean a love for a child. Ir kai mes turim savo dukrytę, aš dabar suprantu, ką reiškia mylėti savo vaiką. I have a friend who told me once, you will only understand the love of God when you have your own child. Ir vieną kartą man draugas buvo pasakęs, kad tu suprasi, kaip Dievas myli tada, kada turėsi savo vaiką. Because the Bible says, for God loved the world that He gave His only begotten Son for us. Nes Biblija mums sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų už mus. When the Father sees the Son coming, kada tėvas pamatė sūnų sugrįžtantį, I don't know how is the translation in Lithuania, but in Portuguese says, He runs. Aš nežinau, kaip yra pasakyta lietuvių kalboje, bet portugalų kalboje yra pasakyta, kad tėvas išbėgo. Here is the same. Yeah, it's the same? Pribėgo. Taip. What's that? It's Yeah. run? Yeah. And I want you to understand, Ir aš noriu, kad jūs suprastumėte. in Palestine, Israel, and that area, Palestinoje ir Izraelyje ir tame krašte an old man does not run. An old man, he doesn't run. vyresnis žmogus, jis nebėga, jis nebėgioja. Because it's not honorable for an old man to run. He walks on. Jis gerbintis save ir jis vaikšto, jis nebėgioja, jisai pagarbiai vaikšto. You understand, it's a cultural thing. Jūs turite suprasti, tai yra kultūrinis dalykas. An old man will not run. Ir senas žmogus nebėgs. But the text says this old man ran to his son. Bet tekstas mums sako, kad šitas žmogus bėgo pas savo sūnų. He didn't care about the culture. Jis nesirūpino dėl tų papročių ir kultūros. And the text says he runs and he hugs his son. Ir tekstas sako, kad jis pribėgo ir apkabino savo sūnų. And he kissed his son. Jis pabučiavo savo sūnų. The son was stinking like a pig. Sūnus smirdėjo kaip kiaulė. But he didn't care, it was his son. Ir jam nerūpėjo tai, nes tai buvo jo sūnus. Do you understand the happiness of a father to see the son back? Ar jūs galite suprasti tą džiaugsmą, kurį patyrė tėvas, nes pamatė savo sūnų sugrįžusi? The son starts to say, oh Father, forgive me. Ir sūnus pradėjo kalbėti, tėve, atleisk man. The father puts the finger in the mouth of the son. Tėvas dėjo pirštą prie sūnaus lūpų ir We will celebrate. mes švęsime, Because my son was lost, now he's found. nes mano sūnus buvo prarastas, dabar jisai yra atsiradęs. He was dead, but now he's alive again. Jis buvo miręs, dabar jis gyvas vėl. He makes a party as never before. Ir jis surengė tokį vakarėlį, kokio nebuvo iki tol. But you also read in the text that the older son did not come to the party. Bet mes taip pat galime skaityti tekste, kad vyresnis sūnus į šitą vakarėlį neatėjo. He was not happy. Jis nebuvo laimingas. I mean, I understand him. Aš turiu minti, kad aš suprantu jį. That young son messed up, destroyed the structure of the family. Tas jaunėlis sugriovė visą tą struktūrą šeimos viso to padalinto turto. But now he comes back and the father gives him everything back. Ir jis dabar sugrįžta ir tėvas viską jam dovanoja. The father was giving his son a second chance. Tėvas suteikia sūnui antrą šansą. And someone was not happy. Ir kažkas dėl to nėra laimingas.
When you get a new chance for your life, believe me, some people will not be happy. Kai jūs gaunat savo gyvenime antrą šansą, patikėkit manim, yra žmonių, kurie dėl to nebus laimingi. When you start to change your life, some people will not be happy. Kai jūs pradedat keisti savo gyvenimą, kai kurie žmonės nebus laimingi dėl to. But the story here tells us how powerful the love of God is for us. Bet istorija mums sako apie tai, kokia galinga yra Dievo meilė mums. We did not deserve, we should not have a second chance, but God is giving us. Mes nenusipelnėme, bet Dievas duoda mums antrą šansą. Don't worry about the older brother who is not happy because you change your life. Nesirūpykit, nepergyvenkit dėl to vyresniojo brolio, kuris nėra laimingas dėl to, kad jūsų gyvenimas keičiasi. But I want to ask you, do not be like the older brother. Bet aš noriu paprašyti jūsų, nebūkit kaip tas vyresnysis sūnus. If someone is having a new chance, be happy with that. Jeigu kažkas tai turi antrą šansą, būkit laimingi dėl to. The young man of this story, he had a second chance to change his life. Jaunas žmogus šitoje istorijoje turėjo šansą, galimybę pakeisti savo gyvenimą. And he took the opportunity and he changed his life. Ir jis pasinaudojo tą galimybę ir jis pakeitė savo gyvenimą. I would like now to read with you the second story. Ir dabar aš norėčiau